Sveiki. Gerai, kadangi pirmą kartą įrašinėjau tokio tipo video, tai čia yra 4 bandymas. 3 kartus pradėjau po minutę ir supratau, kad kažką vartau ir noriu kažkaip padaryti tobulai ar kažkaip labai gerai, bet pasakysiu labai paprastai viską. Ir tebūnie taip, kaip yra. Tai iš tikrųjų gan platų ratą žmonių gyvenime turiu, gan daug pažįstamų iš įvairiausių sričių. Ir pastaruoju metu tai žmonės, kurie mane geriau pažįsta, tai žino, kad esu pasirinkęs tikėjimo kelią, o žmonės, kurie mane gan gerai pažinojo, su kuriais esu turėjęs daug reikalų, įvairių bendrų projektų, muzikoje ypatingai, tai nelabai žino, kur aš dingau paskutinius 5 metus ir kodėl manęs visiškai nebuvo viešoje erdvėje beveik, išskyrus keletą video gal, kuriuos pasidalinau iš jaunimo kodo, tai krikščioniškos laidos. Tai žodžiu, prieš gerus 4-5 metus kažkaip pradėjo kažko trūkt gyvenime. Nors ir veiklų atžvilgių tikrai gan sėkmingas buvau ir viskas gerai sekėsi ir visko buvo, bet kažkaip pradėjo nebeužtekti tos veiklos, ką darau, ir ėmiau ieškoti dvasinių dalykų. Ir žodžiu, ieškojau šiandien bei ten, dabar labai nesiplėsiu, bet atradau Jėzų Kristų ir atidaviau jam savo gyvenimą. Ir esu pasidalinęs gal prieš, 3 metus beveik, kur mane krikštija, kuri įbėgu į vandenį, panardina mane, išbėgu ir daugiau mažiau nieko detaliai nesu paaiškinęs niekam ir papasakojęs, tai manau, kad yra gan sąžininga pasidalinti su tais žmonėm, kurie mane žino, su kuriais esu bendravęs daug, ką aš iš tikrųjų veikiu, kame dabar esu ir panašiai. Tai jeigu taip trumpai, tai kalbant apie tikėjimą, iš tikrųjų yra keletas variacijų tikėjimo bet kuo. Ar tai būtų Dievas, ar tai būtų mityba, ar tai būtų sportas, visi žmonės kažko tiki, į kažką deda savo viltis ir vieni žmonės tiki ir truputį yra tame, kaip ir truputį tiki, kiti žmonės nusprendžia nerti į tai giliau ir su tuo gyventi. Vėlgi, tiek su tikėjimu į Dievą, tiek su kažkokiom praktikom ar konstruktyviais dalykais gyvenime, sportu, vėlgi gera dieta, kažkokiais tai didesniais pokyčiais gyvenimo. Vieni žmonės lieka tame ir eina stipriai, kiti žmonės po truputį taip, lyg tai trupinius valgo. Tai pas mane su tikėjimu į Jėzų buvo taip, kad pajutau viduje labai giliai ir labai aiškiai, kad jis yra tiesa kažkodėl ir turiu domėtis juo, domėtis Jėzum, domėtis Dievu ir kažkokiu būdu eiti link jo. Tai tas vidinis užtikrintuvas atsirado, kada jį priėmiau ir prieš jį priimant ir todėl nusprendžiau jį priimti. Bet toliau labai daug kažkaip pats iš savęs nieko nesidalinau ir nekalbėjau žmonėm, nes aš toks žmogus, kuris šiaip mėgsta konstruoti dalykus ir jungti taškus ir jungti detalės ir kažkaip nemėgstu šnekėti ir stumti savo teorijų ir filosofijų visiems. Vėlgi, su kuo esu daugiau bendravęs gyvenime, tai nežinau, ar esu kam iš jūsų kažką kišęs kažkada, ar bandęs pakeisti labai stipriai. Tai gal ir esu kažkada kažkuriuos jūs bandęs pakeisti ir performuoti, bet ne per prievartą. Kažkaip tai nėra mano tikslas gyvenime turėti didesnę hebrą ir, kaip sakant, gaują kažkokią surinkt ir įsivaizduoti, kad mes visi tuo pačiu labai stipriai tikim ir kažkaip į tokį durną tūpą fanatizmą nebuvau linkęs ir man visada būdavo įdomu viską logiškai suprasti, blaivių protų išsiaiškinti ir padarius išvadas, tai kas yra tiesa, tai ką aš atrandu kaip tiesa, tuo ir pasidalinti. Tai lygiai taip pat su tikėjimu. Kažkaip, kol tai nebuvo gyva ir tikra visiškai mano gyvenime, tai kaip ir
nesinori ir dalintis, kol nesijuto aiškaus pokyčio, kol nesijuto aiškių vaisių. Ir va dabar po gerų 3 metų tame supratau, kad iš tikrųjų yra 2 gyvenimai ir 2 likimai. Ir vienas likimas yra gyvenant visiškai iš to, kaip aš suprantu, ir tiesiog gyventi patenkinti savo žmogiškus poreikius, gal net savo artimųjų poreikius. O kitas gyvenimas yra suvokiant, kad yra aukštesnė jėga už mus, daug aukštesnė jėga, daug stipresnė, daug galingesnė, ir ji yra visagalė, stipri, galinga, amžina jėga, ir tai yra Dievas, ir tai yra ta priežastis, dėl kurios čia viskas ir vyksta. Ir vieni žmonės visiškai neigia Dievo buvimą, kiti galbūt neneigia, bet nenori vadinti Dievo Dievu, tiesiog vadina tai kažkokia energija ar kažkaip, įvairiai vadina. O kiti žmonės ne tik, kad pripažįsta tą jėgą, bet nusprendžia geriau pažinti tą jėgą, kūrėją, visko davėją. Ir kada nusprendi pažinti Dievą ir supranti, kad yra tam tikri įstatymai jo sukurti. Ir įstatymai ne tai, kad daryk tą, nedaryk to, bet tam tikra tvarka, kaip viskas veikia. Ir kada suprantam, kad kada vadovaujamės gyvenime ta tvarka, tai dalykai sekasi visom prasmėm, ne tik kūniškai, ne tik fiziškai, bet ir siela išgyvena tada kitus dalykus ir dvasia išgyvena kitus dalykus. Ir vieni žmonės gyvena ramybėj, džiaugsme, pilnatvėj, taikoje, kiti žmonės neturi šitų dalykų, nors ir galbūt turi fizinę sėkmę. Tai tikrai daug įvairiausių bandymų gyvenime atlikęs, pamačiau, kad visgi yra tvarka, visgi yra įstatymai tam tikri, kurie galioja visiems, ir nesvarbu, ar tu tiki, ar tu netiki. Tarkim, kad sušlapsi šokęs į vandenį, tu vis tiek sušlapsi šokęs į vandenį. Arba jeigu nušoksi nuo 9 aukščio, kad gali sveikata sutrikti. Tai beveik bet kokiam žmogui, aš manau, sutriktų sveikata. Ir tu to gali tikėti, tu to gali netikėti, bet yra gravitacija, traukos dėsniai. Yra toks dalykas kaip svoris, kaip masė. Ir mes savo net filosofiją, savo ideologijom šito kaip ir nepakeisim ir nepanaikinsim. Ir begyvenant, besigilinant į šventą raštą, į Bibliją, bendraujant su žmonėm, kurie yra atėję iš įvairiausių gyvenimo situacijų ir taip pat atradę Kristų, kurių gyvenimai pasikeitė, tikrai per paskutinius 3 metus padariau labai aiškią išvadą, kad Dievas pakeičia gyvenimą, ir iš tikrųjų norint pakeisti savo gyvenimą pačiam, besigilinant tiesiog į savo vidų, besiknisant po savo tamsą ir kažkaip bandant ją pačiam transformuoti, yra labai sunku. Nes tų netobulumų ir tos tamsos iš tikrųjų yra tiek daug, kad ten besiknaisiodamas gali niekur nematyti. Ir kažkaip pats su daug ko gyvenime kovojau, daug ką bandžiau išsitaisyti ir išsispręsti. Ir tikrai priėmęs Jėzų, priėmęs Dievą ir paskyręs savo gyvenimą jam, pamačiau, kaip dalykai, aišku, irgi su mano pastangom, bet dar besiremiant Dievo įstatymu, klausant jo ir visada gyvenant su ta perspektyva, kad pirma yra Dievas ir po to aš, pirma yra jo įstatymai, jo tvarka, jo taisyklės. Ir ant to aš statau visas kitas veiklas, bet net virkščiai. Tai kad aš gyvenu, kad gyvenčiau taip, kaip Dievas nori, o ne aš gyvenu savo darbams, savo veiklom, kurios iš tikrųjų gali bet kada žlugti. Tai su šitu požiūriu gyvenant, su šitu tikėjimu gyvenant, tikrai visai į kitą platformą papuoliau. Ir kadangi dabar jau apčiuopiau tą skirtumą, iš tikrųjų imu pažinti gyvenimą tikroj ramybėj, tikram džiaugsme, nors ir tikrai ne visada, ir gyvenimas yra visoks, ir siela tikrai pasivarto, ir fizinių sunkumų būna, bet atsirado toksai gilus užtikrintumas, tvirtumas viduje.
balansas, galiu sakyti, kuris yra tikrai žmogui esminis dalykas čia žemėje gyvenant. Tas giluminis pilnatvės pojūtis yra labai labai svarbus. Ir tikrai kai kurie žmonės, netgi nepripažindami Dievo, netikėdami Dievu, jie kaip ir kai kurie tikrai jaučiasi pilnatviškai ir neieško kažko daugiau. Ir ką aš galiu pasakyti, tikrai tokiem žmonėm, nėra mano misija jiems kišti, grūsti, bandyti kažkaip tai įtikinti kažkuo. Bet yra kategorija žmonių, kurie persiragavo gyvenimo be Dievo, persiragavo gyvenimo tiesiog iš savo išminties, iš savo supratimo, ir jie nori pažinti Dievą, ir jie nori ateiti pas Jėzų netgi, bet tarkim nežino kaip, nesupranta, arba turi labai daug klausimų, arba turi labai daug įvairių nusistatymų, kažkokių tai išankstinių, dėl to, kaip krikščionybė, tarkim, ir visas tikėjimas yra kaip ir įsitvirtinęs ir pristatytas išoriškai. Visa istorija, kad ir bažnyčios, labai daug klausimų kelia daugam. Ir šitas kanalas realiai ir bus tam, kad padės žmonėms susipažinti labiau su tuo, kas yra Dievas, kas yra Jėzus, kas yra tikra krikščionybė. Lygiai taip pat esu pasiruošęs atsakyti į klausimus žmonių, jeigu kas yra neaišku, jeigu kažkam atkyla klausimų, tai ar nukreipti pas žmonės, kurie žino geriau už mane. Tai žodžiu, pradėsiu šitą kanalą, pradėsiu dalintis tuo, kame gyvenu, tuo, ko Dievas norėtų, kad aš gyvenčiau ir kiekvienas gyventų, ir tiesiog visą geriausią, ką gaunu iš tikėjimo, visas įžvalgas, visą džiaugsmą, ramybę ir visus kitus gerus dalykus tikrai norisi perteikti, kad kiekvienas žiūrintis ir kiekvienas trokštantis taip pat galėtų susipažinti su Dievu ir nepriklausomai nuo visų gyvenimo aplinkybių taip pat turėti džiaugsmą, ramybę ir augti Dieve, o ne tik savyje, savo kūne. Tai trumpas šitas toksai pirmas video, bet tikrai pajutau, kad atėjo laikas dalintis. Atėjo laikas dalintis, nes dabar jau pajutau, kad turiu kuo pasidalinti. Turiu jau ką atiduoti ir to, ką turiu atiduoti, negaliu laikyti. Tai ir yra labai gerai, kad mano artimų rate, mano draugų rate irgi yra tikrai daug tikinčių, kurie tyria žmonės, tyria tai, ką žmonės sako, ir aš pats esu žmogus ir kartais galiu prišnekėti nesąmonių, savo kažkokių susigalvotų dalykų. Tai taip pat yra labai gerai tas, kad jeigu šnekėsiu nebe Dievo dalykus, bet savo, tai žmonės išmanantis geriau už mane ir einantis arčiau su Dievu negu aš, mane sudraus, perspės, ir tada aš atsiprašysiu ir eisiu tiesesniu keliu ir darysiu dar geresnius video ir paaiškinimus ir kursiu dar geresnę medžiagą. Tai tiek šiandieną. Jeigu jums įdomu tikėjimas, jeigu jums įdomu Kristus, jeigu jums įdomu Dievo klausimai ir ne tik krikščioniški klausimai, o iš tikrųjų klausimai apie bet kokius tikėjimus, tai mes galėsim kalbėti apie tai čia, diskutuoti, lyginti ir iš tikrųjų eiti šitų kelių kartu. Tiek šiam kartui. Tiesiog iš tikrųjų labai ilgai ruošiausi paleisti tokį pirmą video ir gan sunkiai dar dėliojosi žodžiai, nes toks žmogiškas vienas dalykas, kad norisi daryti viską tobulai ir norisi kartais atrodyti gerai prieš kitus ir norisi būti visiems suprantamam, bet iš esmės tiesoje tai niekada niekas pilnai nesupras mūsų ir ne tame esmė. Esmė yra dalintis to, ką turim.
Ir vieniem reiks, kitiem nereiks. Vieni valgys maistą, kurį pagaminsim, kiti nevalgys jo ir tai yra normalu ir tai yra gerai. Ir kiekvienas žmogus eina savo keliu. Tai va tiek tada šiam kartui ir iki kitų kartų.